ką reikia žinoti apie įtampas, apie kūną. Ir mano esminė žinutė žmogų nuraminti. Gydomojo judesio specialistė. Visada. Visada. Pakalbėsim šiek tiek. Tikėjau aš šitokiu. Jo, Gerda Vencevičiūtė ir dabar jau tapai ir Ienė. 2 metus, ne? Jo, ar džiaugies, kad santykius sukūrė? Nu, man atrodo smagiau gal dviese, negu vienam. Bet šiaip ilgai ieškojo apstai santykių gyvenime? Ieškojau kažkaip. O kaip manai, kas buvo tas, kad tas dalykas, kuris tau iš tikrųjų padėjo surasti žmogų, nes daug kas iš tikrųjų ieško jų, žinai. Aš tai meldžiausi. Aha, realiai. Meldžiausi. Dieve, mums reikia pasikalbėti. Man reikia žmogaus, o kitas dalykas, visada kažkaip aš esu tas žmogus, kur man reikia dalintis, aš esu empatiška, man norisi ir aš pati jaučiu, kad, kaip moteris, man reikia to tokio energijos kažkokios, tos balanso vadinamo, tai nežinau, tiesiog kažkaip norisi, ne vienai keliauto, ne bažnyčia, draugai suvedė. Ai, suvedė, ne? Suvedė. Fain. Nu tai va, melskitės ir turėsite santykius, draugai. Jo, čia kaip atsimtų, buvo filmas The Secret ir sako, aš noriu labai antros pusės, Taip, ir kviečia mane ten pažaisti, tipo, žinai. Ne, aš nežaisiu, žinai. Čia tau šansas, tipo, žinai. Tikrai taip. Tai ir pas patį atsimenu, pirmas susitikimas su tavim, tai buvo kaip tik aš kažką norėjau. Mes gyvai darėm ar ne? Taip, gyvai, tai buvo pasimatymai, ten tiek Kaune. Aš vežiau Kaune. Ai, pas Žydrūną Sadauską. Ne, ten buvo kažkur viešbutį ir ten 10 pasimatymų ar kažkaip ir aš buvau tame visam renginyje. Geras. Bet, tikrai. Nepaėjo. Tuo metu neieškojau, bet buvo tada ir Simas Gaurika ar koks ten buvo. Gaurilka, jo, ir tai va, taip, pirma pažintis buvo tokia. Ir kaip tu visą gyvenimą sakei, kad buvo judesio specialistė, ne? Kas yra judesio specialistė? Aš norėjau gydyti netradiciniu būdu. Vaikystėje sakiau, tai kad ne pagal protokolą, neskirti vaistus, bet gydyti tiesiog žmogų per judesį, su judesiu. Taisyklingai, pavyzdžiui, ten kažkaip, tai pavyzdžiui, išmokyti kvėpuoti, sėdėti, stovėti. Aš dar vaikystėje nesupratau, kas čia per tas teisingas judesys ar dar kažkaip, ar kas tas gydymas, kas ta kineziterapija, bet aš tada savo kažkaip irgi labai anksti pradėjau domėtis visokiais ten, visokiais tokiais psichologija, visa kita, tai aš tų žurnalus pirkau, sekiau, ir kažkaip nežinau, ir kai baigiau mokslus, arba norėjau būti psichologė, arba kūno terapeutė, tai ir pabaigiau. Čia tas paskas kineziterapeutas ar kas? Taip, kineziterapija, neįgalių, mano dar net, toks, kaip sakykime, taikomoji fizinė veikla, tai iš viso toks kaip pogrupis su visom negalėm. Fizinė, aklumas, kurtumas, šitie dar pasiėmiau tokį specializaciją. Tai baigiau, 6 metai buvo, tai ir praėjau 6 metai, tai nėra daug. Žinai kas? Greit praeinantis laikas, raukšlės greit atsiranda, žinai, viskas gyvenime. Tu sakei, kad nelabai užsiėmė mankštom, o daugiau užsiėmė masažas. Nes mes anksčiau tai kviesdavom tokio mini mankštom, bet kaip tu išsigryninai ir ką tu dabar šioje akimirkoje išsigryninai, su kur tu esi geriausia ir kur nori būti geriausia? Aš jaučiu, kad aš kai liečiu žmogų, aš jaučiu ne tą žmogų, kažkokią emociją jaučiu. Kokią emociją nuskaičiuok dabar? Ne tokia linksma emocija, viskas ten gerai, bet... Gal kaip tik, jeigu linksma, tai užspausta už kažkokį liūdėšį. Kažkas gali būti, taip, bet šiaip nežinau, jauti žmogui, yra emociniai raumenys. Oho, tai kaip čia, kaip trigeriai? Trigeriai yra jau raumenyje kalcio jonas. Taip, raumeninėje skaiduloje užtrombuotas kalcio jonas. Čia kai skauda, tada kalcio jonas? Wow, geras. Ir jį reikia pajudinti. Tai su judesiu man pačiai patinka judėti, bet man jau vesti mankštas, aš pati noriu atsipalaiduoti per judesį. O kai vedi mankštą, tai tu nesportuoji, tu tiesiog žiūri, kaip žmonės taisyklingai daro, atlieka judesius ir tu pati nesijauti taip kažkaip, laisvai. Bent yra, aišku, visokių ten tų judesio šakų, visa kita, tai aš dabar jau nenoriu kontroliuoti, aš pati noriu laisvai judėti, pati mankštintis, bet kai liečiu žmogų, kai ateina žmogus su kažkokia problema, tai tiesiog bandai jį nukreipti, bandyti būti psichologu jo ir nukreipti jam tinkamą linkmę pagal jo kūno tipą, pagal jo
kiek jau žinau mokslų visokių praėjus, kiek turiu žinių, tai pagal visą tą, ką aš matau, aš bandau perteikti žmogui. Jeigu tinka, jisai grįžta, jeigu netinka, ten... Aš nukreipiu pas kitus žmonės, ten tiesiog pas savo kolegas, mes bendraujame. Dėl ko pas ateina žmonės? Realiai, vat kokių problemų turi ir dėl ko kreipiasi. Aš žinau, kad daug kas yra, žinai, marketingo klausimas, taip. Tų žinučių, ką tu iš tikrųjų siunti, dėl to pritraukia tokius klientus. Nu, šiaip iš vienos pusės, ne? Sakai, kad jeigu tau skauda nugaros apačia arba ten nesitrumuotas, ateik pas mane. Bet, nu, vat, į kokius tu įsiorientuotas, žinai? Nu, aš bendrauju ir su traumatologais ir kažkodėl jie mane labai rekomenduoja, bet aš tiesiog, aš jaučiu, kad man atrodo, kad reikia žmogų negazdinti, nepaišyti jam diagnozės, bet tiesiog pasakyti, kad viskas įmanoma prie visų ligų, prie visų traumų, prie visų diagnozių ir mano esminė žinutė žmogų nuraminti. Aš jaučiu, kad tokia kaip misija, kaip savo vizija, kaip moto, tiesiog, kad mūsų kineziterapeutų, tų gydomo judesio specialistų, tokia kaip ir pareiga, misija žmogų nuramint, sustatyti, sudėliot, pasakyti pagal tavo dabartinę būklę, parodyti, kaip jis gali judėti. Ir tiesiog, taip savo gali padėti. Tai pasidalink, žinai, apie tas įtampas ir apie kūną, ką reikia žinoti. Taip. Ką reikia žinoti apie įtampas, apie kūną. Aš pats anksčiau, žinai, buvo laikas, kai labiau treniravausi tokią pusę, žinai, kad kaip kūnas gali energiją tam tikrai iššaukti, žinai. Ir iš tikrųjų įdomu, kad iššaukdavo, žinai. Nu jo, pozicijos tos visokios, žinai, embodimentas, žinai. Biškai apsileidau, žinai, svorio priaugau, valio dėkingas, bet galvoju, gal irgi etapai yra tam tikri gyvenime, kur atrodo tada labai įdomu, kažkur nebeįdomu, arba praėjo, arba jau, žinai, užsiturbinai, lyg tai kažką kitur nueini, nukeliauji. Nu, ir ten labai daug iš tikrųjų tuo metu atradau. Tai rodo, kad kūnas vis siunčia kažkokią žinutę, žinai. Tai ką tu matai tą žmogų, viena yra, žinai, trigeriuką paspaudinėti kažkokį, ištemti kažką ten ir taip toliau, jį palaiduoti gal, o kas dar yra tai, ko mes nesuprantam apie savo kūną? Tiesiog pirmas dalykas, ką mes ir tu pasitinki žmogų, tai akių kontaktas. Tai mes esam tokie tarpininkai ir bendravimas. Jeigu matai, kad akys kažkokios nerimastingos ar kažką, gali žvelgti kažkokią tai jau ten problemą. Paskui pasiguldai ant stalo, gali testuoti raumenis arba gali matyti kūno kalbą, kaip jisai guli. Iš karto matai, jau jeigu kaip specialistas, matai asimetrijas, matai disbalansus, bet ir matai įtampas kūne, o tose kūno, pavyzdžiui, kur stresas kaupiasi kakle, pečiuose, žandikaulyje, apačioje. Ir tada gali... Čia apie mane pasaka. Pagal... Nužiūrinėja ir sako, pasičia. Pasičia reikia, pas mus čia reikia. Tai va, tai ir tada gali pagal tai kažkiek tai užklausti žmogaus. Kaip jūs šiuo metu ten jaučiatės? Ar jūs jaučiate įtampą ir parodai konkrečią vietą, tašką, paspaudi. Kaip stipriai jaučia tą vietą? Ar ilgai nešioja šitą įtampą? Gali paklausti. Ir tada tokiu būdu parenki pratimus, parenki metodikas. Galbūt pasakai, gal kažkokį jaučiat ten emociją, gali net irgi paklausti, nes per kūną mes į kūną dedam ir raumuo linkia susitraukti, ir raumuo šiaip turi atmintį, visas kūnas turi atmintį. Tai mes turim per kūną šalinti, įtampą šalinti, emociją šalinti, tiesiog tai, kas mums trukdo laisvai gyventi, laisvai jausti savo kūnę, ir tiesiog tada kažkaip tu jautiesi geriau po seanso, po procedūros, nesvarbu, kaip tas terapeutas gydo, bet jeigu jisai, kaip sakau, išeinat kitoks negu ateinat, tai mes jau kažką pasiekėm. Pasakyti, kaip į tą raumenį, į kūną įsirašo emocijos. Kaip? Nes čia tokia kaip mistika biški, žinai, iš vienos pusės. Kaupimas. Kas čia yra? Ar čia tai, kad aš vaikščiau nuolat suspaustų kumščių tipo, dėl to, kad man ten nervas ima, ar čia kažkas daug? Raumens darbas yra susitraukti. Jisai susitraukia, bet jis pats mechaniškai neatsipalaiduoja. Pavyzdžiui, jaučiu stresą. Kur tai gali? Bet įtampa tai prasideda galvoje, tavo mintyse. Tu nešioji kažkokią mintį ir tu ją rutulioji, grumuliuoji. Tu su jie vaikštai, tu ten pamiršti ją, vėl prisimeni. Ir yra tiesiog tam tikri, ir veidėjai, yra ten tam tikros pykčio zonos, ten yra kažkokia nuoskauda, tiesioginės emocijos, kurios nusėda raumenyse. Ir mes tuos raumenis turim atpalaiduoti. Nes, pavyzdžiui, čia tvirtinasi su kaklo sukamaisiais raumenim, kaklo sukamieji su trapeciniu raumenim, trapecinis su krūtinės raumenim, viskas susiję, rankos susiję, visas kūnas susijęs. Tai jeigu mes nesugebam
kažkaip tai tos emocijos priimti ir nesinešioti. Ir, nu, turi būti kūnasgi kaip upė kažkokia, ne kaip kažkokia vanduo. Kūnas yra beveik 90% vanduo ir kiekvienas organas skirtingai dar turi to vandens. Bet jeigu mes neleidžiam savo, arba mes patys save blokuojam, arba bandom įteikti, kad mums viskas čia gerai, baigtų čia galvot, man viskas gerai, bet iš tikrųjų nešioji galvot. Pečiai pakelti. Taip. Tai tu negerai, tu savo meluoji, tai tu turi kažkaip daryti. Tai pradžiai tada fizinis atpalaidavimas ar pradžiai emocinis atpalaidavimas, jeigu jau matai problemą? Nu, pradėti nuo savo gal malonumų teikti, savo suteikti kažkokį malonumą. Tai per kvapą, per garsą pradėti bandyti save judinti, nes reikia judinti kūną. Tai vibracija, ne kažkoks pasitapšnojimas, kažkoks malonus kvapas, skonis. Atsigerdras. Tikrai. Citrina, pamaišyk medaus. Ačiū labai, pavaišina mane. Jo, viskas įskaičiuota. Žinai, o dar įdomu, pavyzdžiui, man atrodo, iš niekur nieko, kabutėse, bet tiesiog pradėjo, atrodo, vienoje vietoje, čia šitoje vietoje yra pirštas, ne? Ir aš taip būna, kad kažką imu, taip toks, ir kartais man toks, lyg tai, žinai, toks jo žaibukas, lyg biški labiau patirpė, bet nežinai. Ir ne visada, bet toks atidomus momentėlis, žinai, yra. Ir aš galvoju, kas čia, sausgyslė, dar kažkas. Čia eina nuo kaklo slankstelių. Šitas reikalas. Taip, čia yra inervacija. Nuo kaklo slankstelių, tai C3, pavyzdžiui, Atlantas. Nes pas mane palinkė yra. Taip, tai čia pas dabar. Palinko, žinai, ko? Nusėdėjimo. Viską, nesąmonė šitą visą. Anksčiau nebuvo. Ir gerai. Tai noriu pasakyti, čia man perskaityti šitą. Taip, čia eina nervo kelias, inervacija eina iki nyšio. Čia, aišku, eina ir meridianiniai taškai ir visa kita. Tai kur yra blokas dažnai eina čia, nuo čia. Ir inervacija eina iki pirštų galiukų. Tai čia reikėtų atpalaiduoti visą apykaklę, visus tvirtinimosi vietas, galima slanksteliam daryti manipulacijas, mobilizacijas, ką reiškia. Išjudinti, nes slanksteliai irgi yra mobili struktūra ir jinai ir stumėsi, ir slenkasi, ir tiesiog ir į vidų juda, ir į išorę juda. Tai mes turim mobilizacijas daryti. Kaip sąnariai. Tai noriu pasakyti, kad jeigu aš noriu, kad man čia, ne tai, kad neskudėtų, bet nesitampytų šitą nesąmonę tokia, nežaibuotų, tai reiškia, aš turėčiau pradėti nuo kažkur. Pajudinti kaklą, pajudinti pečius, įstatyti pečius ar ne į kaklą tiesiog. Galbūt pratemti, pavyzdžiui, būna tokie imtynininkų labai geri pratimai, prasitemti ant galvos, kai stovim, tai atsiremti kojomis ir tiesiog bandyti tempti kaklo nugarinę dalį, nes čia būna... Nenutrauksi to nervo? Ne, nenutrauksi, tiesiog pajudinsi ir pagerės ten ta kraujotaka, sumažės spazmo raumenyse ir per raumenį eina nervas. Visur yra magistralės mūsų kūne. Visur yra. Čia tai įdomu, žinai. Įdomu labai. Iki čia va. Iki čia nueina. Ir čia konkrečiai tai gal C yra, pavyzdžiui, 4, čia ar ne, šita vieta ir eina, nervas eina irgi. Ar galima tą kompiuteristo kaklą sutarkyti ir sutiesinti kūną? Ar jau viskas? Galima, voluotis, atsigulti ant volo, pagulėti ant volo. Va. Šitas geras, bet jisai dar norėtųsi 90 cm, tai jisai toks ant jo gali pagulėti tiesiog, atsigult. Kiaurai. Ir tiesiog pagulėti, atsigult pagulėti, rankas pakilot. Matai, čia mes sakau, raumenį kartais mes naudojam pagrindinius tokius, kurie, pavyzdžiui, kitų nenaudojam, bet būna tie, kurie darbiniai dirbam ir jie, pavyzdžiui, persitempia, tu juos kaip tik atpalaiduot. Kūdikio poza, kai miegi, tai rankas į viršų, ten paskui, šiaip prasitempti visokius jogos tos asanos, kur šitas laimingas kūdikis, nelaimingas kūdikis, šavasana galima embriono pozicija, taip, žemyn žiūrinti šuo, ten ta katė gera, bloga, ten visi irgi. Kedok ten visokie, kedok. Jo. Kokios dažniausiai daromos klaidos žmonių, tu supranti, jie ateina, be traumatinių dalykų. Jie nesitraumuoti, ne avarija, ne kažkas, bet jie ateina ir sako, skauda. Kažką. Kur jų? Jie nori greitai, čia ir dabar, būna nelanko ir staigiai suskausta ir kažką tada pradeda stiprinti. Stiprint raumenį, sako, man liepia stiprinti.
Ne, pirmiausia reikia atpalaiduoti raumenis, tada stiprinam. Tai dažniau pavartot magnio druskos, mineraliniai visi vandenys atpalaiduoja, plečia kraujotaką, sanatorijos. Mūsų neremia Vytautas, bet... Įsipilt Vytautą. Bet realiai va šitie gerai. Realiai šitie labai gerai atpalaiduoja, nuimas patas. Vytautas dar neremia, parašykit man Saulius Bagdonas @gmail.com dėl sumokėjimo. Taip. Turim tai ir ta prasme, kad šiaip aš, pavyzdžiui, gyvenu, išgeriu, pavyzdžiui, kažkokią to druskuoto vandens ir jau man gali atpalaiduoti raumenis. Gali, taip. Reikėtų. Ir, pavyzdžiui, seminaruose aiškina, kad magnio mes nepervartosim, nes jį išprakaituojam, jisai eina į ląsteles. Su B grupė reikia atsargiau. Kas yra B grupės, kokie čia? B6, B12, tai špinatai, čia visokie. Geležis, taip, ta prasme, reikia šalia visko, ta prasme, čia produktus reikėtų pasižiūrėti ant tas visas lenteles, viską, bet ir ankštiniai tai daugiau šitas baltymai mūsų raumenim, bet visos spalvos turėtų būti mūsų lėkštėje, tai ir balta spalva, ir raudona, ir oranžinė, ir visos spalvos iš tikrųjų turi būti lėkštė dalinama, ten skaitosi gal į 7 dalis ir viską kasdien valgyti. Ir gerti. Ir tada ką, atsipalaiduos raumenukai? Kaip, ir iš vidaus, ir iš išorės, tai iš išorės valuoti, tempti, tai tempimo pratimai puikūs su TRX diržais. Kada, pavyzdžiui, yra... O tas kaip irgi skaitosi, ne? TRX taip, ten, čia kitoks gal. Čia kitoks gal, bet jisai yra erdvėje, tu pradedi valdyti savo kūną ir su savo kūnu tu gali išsitampyti tiesiog erdvėje kažkokioj padėtyje, tai mums reikia tiesiog dažniau rangytis, gyvūnai ką daro, kur katinėlis. Tai jis ten vis rangosi, ražosi, o mes užsibūnam padėtyje, tai pagrindinės klaidos. Užsibuvimas vienose padėtyse, persibuvimas. Paskui jau einam tada jau kažką bandom atpalaiduoti, o jau spazmas jau jis įvyko, tai tą spazmą galim spaudyti, galim kažką daryti, šaldyti. Dabar labai šaldymas madoj ir labai naudingas šaldymas, bet realiai tai žmonės kartais nori labai greitai, mes dažnai neturim sistemos ir tada įvyksta kažkoks arba labai visko per daug, arba kažko per mažai, tai visur reikia ieškoti to tokio viduriuko ir aš manau, kad ieškoti savo žmogaus, savo specialisto, kuris tikrai dirba iš širdies ir skleidžia gerą žinią. Kokia sėkmės istorija tavo labiausiai prisimenama? Bet kokia atėjo žmogus ir jeigu jisai padarė tai, kad tu jam sakei? Turėjau močiutę su 2 insultais. Ir jinai nevaikščiojo, jinai iš viso gulėjo ligoninėje, aš ją laikiau ligoniniai su sūnum ir jinai truputį liko paralyžiuota, viena pusė jos paralyžiuota, bet jinai namuose apsitarnauja, valgyt gaminasi, bet jinai gulėjo prieš tai patale. Ir man visada jos sūnus prieš šventes, prieš kalėdas, sako, tu mūsų šeimos narys. Stebuklas, atvažiuok, antras kalėdas atšvęsta. Kažkaip panašiai, taip, man šitas buvo labai įvykis toksai labai malonus. O taip, tai buvo tokių atvejų visokių tokių, kad ačiū, kad ten vos ne irgi, kad atėjau, tik išklausiau, išsikalbėjom ir pagerėjo šiaip ir emociškai. Tai tokių labai daug atvejų. Arba netikėjo, kad tie magniai dar kažkas taip gali stipriai atpalaiduoti ir padėti vaikščiojimui. Pavyzdžiui, dabar turėjau moterį ir ją turiu iki šiol. Jinai serga psichinė liga, bet jinai kritus namuose, gyvena nuosavam name ir krito nuo laiptų, kaip čia prasiskėlė. Trinktelė galvą. Ir tada kažkas atsitiko, ne? Ir tada jinai turi baimės. Baimės eiti, judėti ir mes aš jai padedu, mes pradėjom vaikščioti su ją. Ir jinai atsistatinėja, jinai vaikšto, jinai 2 aukštą vaikšto jau, o prieš tai gulėjo patale ir nepasitikėjo savim, tai aš jai tą baimę bandau išvaryti, bet tai yra truputį psichinė liga ir jinai užsibuvus, tai aš suprantu, kad jai reikia palaikymo. Aš jai duodu ranką, mes einam ir aš ją drąsinu ir motyvuoju judėti. Kitaip nieko nebus. Ir statom į tas padėtis, dedamės diržus įvairius ir tiesiog taip dirbam mechaniškai, bet kartu su tokiu emociniu palaikymu. Įsivaizduoju, kiek mes turim daug, jeigu turime galimybę eiti patys. Tarsi čia kosmosas. Ir tai nevertinam. Taip. Matyti, judėti, ten kvėpuoti. Taip, o tai labai trapu.
Tai labai trapu, turėjau keletą atvejų, kur dabar irgi neseniai susidūriau, 35 metų mergina, jie važiavo kažkur laukuose ir neprisisegė diržo. Traktoriukė. Ir viskas. Draugui nieko, o jai apsivertė tas traktoriukas ir jai nutrūko ir jai sunku tetraplegija, tai yra sunkiausias pažeidimas, jinai sunkiai valdo rankas ir, nesibaigė gyvenimas, jinai labai optimistiška, labai kasdien sportuoja, kasdien mankštinasi, važiuoja į Lenkiją, ten irgi specialus reabilitacijos centras, bet, lūžis stiprus gyvenime. Atrodo, diržo trūko. Diržo trūko ir jai tiesiog, ir ten sako, nebuvo nei greičio, nieko nebuvo, bet Žinai, masė didžiulė. Masė ir gal kažkaip, tiesiog ir pati svėrė daug daugiau, dabar sveria mažiau, bet, toks įvykis, tai sakau, kartais, kai susiduri, tai galvoju, viskas mums gerai, viskas tik einam, būna tų bangelių visiems, bet kažkaip stengiasi kažkaip save vis motyvuoti. Jeigu skauda sąnarius, ten, žinai, žmonėm, sąnariai kas būna, kas gali skaudėti? Galvos skausmai, tačiau pati galva skauda, tai būna, ne? Bet gali, pavyzdžiui, sąnarys kažkoks skaudėti, kelias, koks nors, dar kažkas. Taip. Galima tą tvarkyti, ar čia jau reikia kažkaip mitybą, žinai, kur čia yra tas dalykas? Ar čia jau labai reikia pradžiai labai daug išsiaiškinti dalykų? Reikia žiūrėti amžių. Bet galima kiekvieną sąnarį irgi tapšnoti. Tapšnojimas, aš turiu 93 metų draugą ir jis daro šitas... Ne antrą pusę, bet mano draugas. Tai dabar tapšnosim visą laiką. 3 metų Vytautas Mockevičius, garbės pilietis Alytaus, tai jis pasako, kad jis kas rytą ir galvos kraujotakai šitus daro pratimus, ir kontrastinį dušą daro, ir jis 5 Tibeto pratimus daro. Šitie sakė, šis magiški yra. Taip, tai jisai šitus tapšnojimus, kelio sąnarių šitas, tada kiekvieną sąnariuką mes galime truputį pratem žemyn, į viršų, biškį į šonus, tarsi tokias kaip mobilizacijas. Ne. Ir raumuo laiko ir čia galima šiek tiek pasispaudyti, galima su kamais įsidėsiais į vieną į kitą pusę pašildyti. Na ir tokiu būdu nesaugot labai. Arba jeigu skauda, galima dėtis movą ir vis tiek vaikščioti. Vaikščiojimas natūrali fizinė veikla. Jeigu žmogus moka plaukti ir nebijo vandens, einam į baseiną ir darom pratimus visus baseinė, nes 1 minutė vandenį atstoja 5 sausumoj. Tai vandenį kūnas lengvesnis, sąnariam lengviau ir gali pastiprinti raumenis, nes raumenis laiko sąnarį. Tai šitie momentai, mineralinis tas pats vanduo. Plečia kraujotaką, nuima spazmą. Perkam blokais, kai akcija. Taip? Žinau, kad depo pigiausia sakė. Pilam į vonę ir vienu žodžiu. Arba bent pamaišyt biškį, žinai. Taip. Tikrai atrodo, kad kas tas maginis, kas tas mineralinis vanduo, bet negyvoji jūra kelia žmogaus kūną. Pavyzdžiui, pasakyk, jeigu nėra jokios traumos, kodėl kelias gali skaudėti? Kartais taip. Man būna toks atsirado. Daug sėdimos padėčių, darosi chondromalacija, sąnario pakitimas ir minkštėjimas. Tai ką reiškia? Reikia daryti irgi mobilizacijas, reikia atlikti tam tikras irgi volavimas čia, daugiau vaikščioti. Kiek žingsnių per dieną surenki, plius minus? Mažiau. Žiemą iš vis ragas buvo. Bet šiandien prieš tai su tavim pusvalandį pasivaikščiau iš jau. Bet žiemą tai dėtis movą ir vis tiek vaikščiot, vėsinant į tepalą prieš vaikščiojimą ir vaikščiot. Nes, nėra tokio skausmo, netoks. Bet vis tiek, tai daug sėdimų ir sakau, ne tik, kad nyksta, bet numinkštėja. Taip, kūnas sako, tai tau manęs nereikia šito sąnario, ne? Tikriausiai panašiai, kad jeigu man tai užtenka sėdėti, ir be to, jeigu sakei, kad priaugai svorio, tai tada ir tas svoris tau 20%. Tai įsivaizduok, tai iš karto eina per sąnarius, per širdį. Didesnė širdis, daug meilės. Taip, plačiau viskas. Tai esmė, kad čia jisai kaip atrofuojasi toks jausmas. Ne, jisai minkštėja. Bet įsivaizduoji, žiūrėk, dabar toks įdomus momentas. Darbe. Taip. Darbe realiai tada žmonės šiaip iš tikrųjų turėtų nebijoti ir netgi turėtų vadovai įvedinėti tokias tradicijas, kad žmonės judėtų. Žinai, kažkaip nebijotų ražytis, nebijotų judintis, turėtų tas pertraukėlę, žinai, tam, kad iš tikrųjų, Yra tie kambariai, tai ar nėra tų kambarių dabar yra, aš taip dirbusi moderniuose. Moderniuose su danų įmonėm dirbus apskritai, bet ir dabar lietuviai labai manau, kad investuoja ir draudimai tie yra.
tai rūpinasi, jau šiek tiek skiria ir papildam, ir masažam, ir mankštom. Aš atvažiuodavau į įmonės ir vesdavau mankštas. Kodėl nebevedi? Gal praėjau tą etapą, aš nežinau, aš gal įsidalinau ir kažkaip aš buvo taip, kad norisi savo energijos, savo. Robotas įsijungia, tai įsivaizduoja. Robotė, eik iš čia. Sustok. Normaliai. Jisai pats, matai, sako, dirbtinis intelektas, jisai, užvaldys tai mus, matai, pats įsijungia. Anksčiau taip nedarydavo, dabar jisai pats jau turi. Nežinau, kada reikia dirbti. Turi pats norą plauti, valyti, žinai. Nu gerai. Kas dar čia galvoju? O kaip pats jautiesi, aš nežinau, tu visus, taip, terapinį visus visiems kažką. Aš pats nelabai terapinu, žinai, aš anksčiau buvo tas laikas, aš, tai apsileidžiu, sustojau, kaip ir tau sakai, nežinai kodėl, nebedarau. Taip. Jau 4 metus, man atrodo, realiai, tas laikas greit praėjo, tai, blogai, man atrodo, kad realiai gerai yra dalintis, būt ant kažkokio kaifo, kažkokios, žinai, ten, kažkokios sporto šakos ar dar kažko. Tada ir pačiam labai gerai, ir kitiem labai gerai, žinai. Tai o kažkodėl taip įvyko, kad sustojau. Nežinau, gal žvaigždės tai parodė, žinai. Tai iš tikrųjų tas pasimatė šiek tiek, žinai, ir ant svorio. Ir aišku, žinai, sakyti, ten 40 metų jau, ten, žinai, prasideda tie dalykai. Tipo lėtėja, bet, tai nėra pasiteisimas. Tebūnie. Kažką pavalgyti, plus 100 kalorijų per dieną, negu reikėtų ir tas, žinai, dėliojas, arba ten kažkokios, daug ir psichologiškai žiūrėjau, galvojau, kodėl tas yra, pečiai padidėja, žinai, ten dar kažką, žinai, galvoju, kas yra, žinai, ir daug atėjo tokių tų psichosomatinių dalykų, kurie, ten, didumas, ten, atlaikyti kažkokius ten dalykus ir taip toliau. Tai dabar vėl grįžinėjau kažkaip link to kūno, masažus, tai, ten, ryte, ten, žinai, kvėpavimas su prasijudinimais kažkokiais, žinai, bet, žinau, pasivaikščiau, bet ir tai, atrodo, valandą skyriau, ar ten daugiau, bet šiandien dieną jau 2,5 valandą skyriau savo kūnui, pavadinkim. Pusvalandis pasivaikščiojimas, valanda masažas, valanda kvėpavimas, žinai, su judesiu. Tai čia dar, atrodo, ir atrodo nieko, žinai. Bet kiekvieną dieną, tai reikia skirti, žinai, kad gal sugražinsiu kažkokią, žinai, savo. Sugražinsiu, tik tai taip sistema, turi turėti ir nepamest. Mano proveržis didžiausias buvo gyvenime, kai iš tikrųjų skirdavau maždaug tiek laiko per dieną savo. Maždaug. Nuo ten valandos iki 2-3 valandų. Nesvarbu, kas tai bus meditacija, kvėpavimai, vaikščiojimas, kažkoks specialus ten praktikos. Tada jau esu daugiau negu mano problemos gyvenime, negu gyvenimo problemos. Žinai, apie tai. Save, taip. Kažkaip uženergizuoja ir tada, atrodo, atseit nėra laiko darbui, bet iš tikrųjų, skiri daug laiko savo, tada ateina geros mintis, geros idėjas ir pokšt padarai, žinai. Tai, žinai, kažkaip nuo to nuėjau ir suprantu, kad per pastangą sunku gyventi yra, žinai. Žinai, sunku. Sunku, jeigu stengiasi, sako, per daug stengiasi irgi, ne taip turi būti, bet, žinai, čia sakau, čia mes taip gyvenam. Žinai, jis kažkoks sąnarį, tada paskausta, žinai, kažką jaučiu, žiūrėti, ten raumuoju, sutrumpėja nuo sėdėjimo, žinai, dar kažką. Tokie atrodo ateina keisti dalykėliai, žinai, kur neturėtų būti, bet jie atsiranda, nes, taip elgiesi savo kūnu. Taip, bet ir šitie visi tai rodo, kad reikia judinti tą būtent vietą. Net tavo kūnas rodo signalus taip, kad aš noriu judėti. Realiai iš tikrųjų taip. Daryk drugelį, vienu žodžiu. Jeigu skauda ten kirkšnį, drugelį daryk. Temk ten. Iš sėkmės istorijų. Turiu aš šitą moterų bendruomenę, tai seniorių. Ir jos lanko 2 kartus į savaitę ir bendroj grupiai darom bendrus pratimus. Ir viena buvo užsirašus į klubo sąnario keitimą. Ojojoj. Bet baigėsi. Ta prasme, nereikėjo, jinai atšaukė. Kiek užtenka laiko? Tai mes, nežinau, mes po pusę metų, taip, reiškia, nuo rudens iki pavasario pasimankštinom ir paskui baigėm, bet jinai, ta prasme, man nesakius, jinai atšaukė tą savo operaciją dėl to, kad mes darėm bazinius judesius. Bazinius, reiškia, kūnas turi būti ir stabilus, ir mobilus. Tai mes darėm mobilumo pratimus visiems sąnariam. Jinai iki to nedarė ir pradėjo daryti ir kūnas atsigavo. Iki kiek metų buvo? 85. Tai esmė tame, kad tu turi rasti savo
savo sportą. Aš galvoju, dabar jeigu tiek laiko skirčiau, tai yra jėga, žinai. Nu šiaip iš tikrųjų, tai pažiūrėt, jau ten bent jau 1,5–2 valandas. Bet šiaip aš paskaičiau, jeigu apie judesį, kuris nesiskaito namuose ir iki mašinos įėjimų, žinai, tai įsivaizduok, realiai reikia eiti minimum valandą. Kai tu įmuši, minimum valandą. Ir dar nesurinksi per valandą visų tų ale 10 000. Bet nesurinksi 10 000. Skaitosi taip, Skurvydas Albertas, Skurvydas mūsų profesorius gerbiamas, tai sako, kad intervalinis ėjimas labai irgi atitolina amžėjimą. Tai intervalinis ką tai reiškia? 2 minutės greitai, 2 minutės lėtai. 2 minutės greitai, 2 minutės lėtai. Ir taip eini iki suprakaitavimo, maždaug apie 40 minučių taip vaikštai. Ir tas intervalinis labai ir kraujagyslių sistemai treniruotę daro, va kaip ir pirtis, ne? Tai treniruotė yra. Tai, va, ir pirtis labai amžėjimą nutolina. Vat skaičiau naujausią knygą, yra ten Gyvenk sveikai ir laimingai, ten tokia nauja knyga. 300 puslapių, kad pasakyti, pirtis yra gerai. Pirtis yra gerai. Tai va, detoksikacija, viskas ten vyksta. Ir atitolina ir Alzheimerius. Daug yra mokslinių tokių dalykų. Tai ką reiškia? Nu, tai reikia treniruoti, tiesiog treniruoti, daryti savo kažkokius, vat, nu, rutinas, kažkokius, va, įsivesti protokolą, kažkokį kartą į savaitę pirtis, ten į savaitę kokios 4 treniruotės, bet tos treniruotės gali būti ėjimo. Gali būti, nu tai va, tai paskui kažkokia štanga, gal pakilot, gal kažkokiu biškį presui, gal ten, nu va, vyram vienokių dalykų, gal reikia, moterim kitokių reikia. Čia kitą kartą galėsim pratesti. Nes realiai, nu žinai, čia tikrai, aš jaučiu, kad tu tokia 5 valandas, kas galėtum šnekėti, toks jausmas, žinai, 5 valandas, taip ir mini aptartume, ką reikia žmogui žinot. Bet žinai, esminė žinutė, kurią šiandien gaunam, man atrodo, kad rūpinkime savo kūnu. Netgi tiesiog bandykime jį liesti, spausti, ten dar kažką tikrai ieškoti, ar internete, ar specialisto, ir paklausyti tavęs, kur tave galima rasti ir kokiais klausimais gali kreiptis į tave. Tai rasti, tai gal visi mes dabar Facebook'uose ar Instagram'uose, tai gydomo judesio specialistė Gerda Vincevičiūtė esu, arba sveikatingumo artelė. Aš įsikūriau. Taip, sveikatingumo artelė. Bet tu čia esi Alytuj? Alytuje, tai va dabar dar... Kokius miestus dar važiuoji? Šiaip esu mobili, važinėdavau ir po visą Lietuvą, ir stovyklas vesdavom, ir tai dabar dar norėčiau Vilnių kažkiek. Užkariauti klientų 10-20, ne? Aha. Kažkaip turėti savo kažkokią, tai nes Vilniui ta energija tokia yra kitokia, tokie žmonės tokie, nu... Įtempti? Įtempti gal labiau, bet ten kažkaip toks veiksmas yra. Tai... Jaučia skirtumas? Yra. Daug kas pasako, kad tai atvažiuoji. Malonu, man tai malonu dėl to, kad tai yra kažkoks pulsavimas, yra kažkoks, tu neturėjai užsililiuoti, neužmigsi važiuodamas. Tai ką, masažiuką padarysi žmonėm? Žiūrėsim pagal poreikį. Nes gali būti, kad nebūtinai masažo žmogų reikia. Ne? Gal nebūtinai masažas, bet mano, kaip terapeutės, kaip specialistės tikslas yra protokolas plius minus kem 5 minutės. Net moksliniai straipsniai rašo, kad po kem 5 ten tu gali makaluotą visą kūną. Esmė kem 5 minutės. Taip, esmė. Ir per tas, tai va, kalbėkime ir apie fizinį aktyvumą, kem 5 minutės. Atidirbam, o tada trali-vali. Tai gali ten tiesiog, nežinau, parodyti, kai tas 45 minutės aš atidirbu su problematika, parodau ten kažką, o po to jau edukuoju, duodu namų darbus. Tai tikslas, duodi netgi pratimų. Duodu pratimus, duodu visokias vaizdinės medžiagas. Stipru. Tai čia verta daugiau negu jūsų vienas susitikimo, žinai, toks pilnas paketas, žinai. Tai duodi tam, kad žmogus žinotų, nes ateina jisai girdėjęs daug informacijos, dabar ChatGPT, gali pasitarti su ChatGPT. Tai iš esmės, kad gyvo kontakto niks neatstos, aš manau, rankų prisilietimo irgi neatstos, taip kad turim, žodžiu, bendrauti, turim bendradarbiauti tiek su savim, su savo kūnu ir tiek su specialistais, kurie tą daro iš širdies, ir labai daug stiprių specialistų yra Lietuvoje. Tikrai... Bet jie, žinau, jie šmikiai, bijo komunikuoti socialinėje erdvėje. Jeigu reikia, rašykit man, Saulius Bagdonas, aš jums bent jau pirmą tokį parodysiu kelią, iš tikrųjų, kaip jums pradėti daryti drąsiau ir geriau, kad suprastumėt savo unikalumą. Bijom būti sukritikuoti, bijom ten, žinai, interpretacijų, tai va gal kažkaip tai va. Bet tu šiandien tiesiog dainuoji, nekalbėjau dainuoji. Oi, kaip smagu. Tu to nežinai, ne? Man atrodo, kad tu žinai, bet nerealiai. Tai ačiū labai, kreipkitės, jeigu reikia, į Gerdą. Dėkui. Gydomojo
masažo, kaip ten? Gydomo judesio specialistė. Masažai, mankštos. Gerda Vencevičiūtė, Facebook, susiraskite, jeigu ką rašykit man Saulių Bagdoną, aš nukreipsiu, o jum linkim gyvo, gero, nuostabaus kūno ir, šiandien tai stipriai. Jo, bet jeigu čia skauda, tai gali būti, kad čia problema. Ir gali spausti čia, kad atpalaiduotum ten, tai čia irgi, jeigu ten skauda, tu gali sukelti savo skausmą, kad atsipalaiduotų ta vieta. Nerealiai. Dalinkitės, laikai ir laukiam Vytauto remimo. Iki. Darysim mineralinę vonę.